Vosgėlių akmuo. Ar žinojote, pasaulio pradžioje pagrindinė velnių užduotis buvo nešioti akmenis? Kadais, kai Dievas sutvėrė žemę, tai buvo visur tik vieni akmenys. Tada Dievas pasišaukė velnių ir liepė tuos akmenis surinkt ir nunešt Mariosna. Tai tie velniukai juos ir rinko. Nelabieji dažnai akmenis nešiodavo ir nešė juos ne kur kitur, o bažnyčios durims užremti, išlaužti arba gal net visą bažnyčią sugriauti. Taip savo dabartinėje vietoje atsirado ir Vosgėlių akmuo. Velniai susikibę keturiese nešė tą akmenį bažnyčios durims išlaužt, bet akmuo iškritęs jiems iš rankų ir dabar begulys toje pačioje vietoje, išsmigęs į žemę. Akmens paviršiuje matyti net 48 duobutės. Tai nestebuklingieji dubenėliai, kuriuose kaupėsi gydantis vanduo. Tai ir ne raganų ar velnių palikti įspaudai. Šiame riedulyje pėdsakus paliko žmonės, norėjo suskaldyti akmenį. Akmens suskaldyti nepavyko, o ženklai liko. Vosgėlių akmuo guli Utenos rajone, Vosgėlių kaime ir yra 8. pagal dydį akmuo Lietuvoje. Jo aukštis virš žemės paviršiaus yra daugiau nei 3 metrai, ilgis viršyje 7,5 metro, o plotis virš 5 metrų. Norint apkabinti šį akmenį prireiktų bene 13 žmonių, nes didžiausia horizontali jo apimtis siekia net 18 metrų 55 centimetrus.